didžiulė garbė, matant tokią auditoriją, atsistoti priešais ją ir aš visai priimu tą rolę kaip tos blogosios, kuri nuo tokios gražios iškilmingos dalies pereis prie darbo ir prie tokių dalykų, kurie verčia galbūt pamastyti ir pagalvoti. Iš tikrųjų, seminaro tema yra šiuolaikinė architektūra ir viešasis interesas. Tai man įdomu tiesiog, ar turime omeny, koks santykis tarp jų, ar kad tai yra skirtingi dalykai. Tai iš tiesų aš esu architektė ir tai pirmas mano išsilavinimas ir aš jį labai myliu, o antrąjį savo teisinį išsilavinimą aš bandau pritaikyti būtent pirmajam ir visą, kiek galiu dėmesį skiriu šitai sričiai. Ir dėl to trumpai mes tarėmės su organizatoriais, kad šiek tiek pristatysiu tą teisinį požiūrį į viešą interesą ir kartu šiek tiek pačią idėją tos daktaro disertacijos, kurią pradedu rengti, ir tiesiog susijusi su šitą tema, kurią šiandien nagrinėjom. Iš tikrųjų, kaip teisininkai pradeda, būtų labai lengva pasakyti, remiantis tokio ir tokio įstatymo, tokių straipsnių, kaip paprastai atrodo teisiniai dokumentai, viešas interesas yra tas ir tas. Tai iš tikrųjų taip negaliu pasakyti, kadangi įstatyme nėra viešo intereso sąvokos ir man labai užstrigo Konstitucinio teismo toks paaiškinimas, kodėl negalima apibrėžti viešo intereso norminiuose aktuose. Nes jeigu atsiras tokia sritis, kurioje bus pažeistas viešas interesas, bet jo bus negalima apginti tik todėl, kad jis nepateks į tą apibrėžtą sąvoką, tai tas neapgynimas jo irgi bus viešo intereso pažeidimas. Žodžiu, tokia įdomi konstrukcija. Iš tiesų, viešo intereso teisiniai kalboj nebūtinai vartojama būtent tokia sąvoka. Gali būti, štai įvairiuose teisės aktuose gali būti apibrėžta ir asmens, visuomenės, valstybės teisų bei teisėtų interesų tokia sąvoka naudojama, visuomenės poreikiai, valstybės poreikiai, savivaldybės poreikiai, kaip jūs minėjote, susiję pagal Konstitucinį teismą žymi viešąjį interesą. Iš tiesų, tų sąvokų, kaip ir buvo minėta, labai daug. Aš irgi radau ir filosofijoje, ir sociologijoje, ir mes patys architektai tikrai turim įvairių minčių to klausimu, bet aš noriu kalbėti būtent apie tą viešą interesą, kuris yra būtent specialiosios tos teisinės kalbos sąvoka ir kategorija. Kodėl? Todėl, kad kaip mes važiuodami šitą seminarą kalbėjom, rezoliucijų parašom labai daug ir labai gražių ir idėjos tikrai nesu sutikus piktybiško kokio žmogaus, kuris nenorėtų, kad viskas šitoj srityje eitų gerai, bet kai mes prieinam prie procedūrų, prie teisės aktų, prie reikalavimų ir tos idėjos kažkur užsimeta ir jos nebesuveikia ir iš tikrųjų kartais atsitinka visai nemalonus dalykai, tai aš šiandien noriu tiesiog užvesti ant kelio iš teisinės tos pusės, kad galbūt ta diskusija šiek tiek būtų, galima panaudoti ir toliau ir einant, kaip čia ir sakoma, kad vartojam teisminiai praktikoje ir panašiai tokia teisinė svorį. Iš tikrųjų, viešo intereso, jeigu apie turinį kalbėti, apie sąvoką, tai visi teismai pritarė ir turiu omeny visi, tai konstitucinis ir aukščiausias ir vyriausias administracinis taiko tą patį požiūrį, kad tai yra dinamiškas, kintantis dalykas, kad tai yra vertinamojo pobūdžio ir tik tai analizuojant konkrečią bylą, teismas sprendžia, ar yra ten viešasis interesas ar nėra. Iš tikrųjų, nieko konkretaus. Ir aš tik tai noriu irgi šiek tiek pabrėžti, kodėl mums verta galbūt kalbėti apie architektūrą ir tą viešą interesą, nes būtent suteikus tam teisinį svorį tas atsispindėtų ir ginčuose, ir taikant teisę, ir įsikišant viešosios valdžios institucijom. Teisės aktuose yra labai nemažai tokių nustatytų procedūrų ir panašiai, kurios skiriasi, ar tai yra viešas interesas ar ne. Ar tai pripažinta, ar nepripažinta, ar gali būti pripažinta ir panašiai. Iš tiesų, teisės doktrinoje irgi lygiai taip pat vyksta diskusijos ir tyrimai, moksliniai, tęstiniai tyrimai. Riomerio universitete pernai buvo apginta disertacija viešo intereso, bet konkrečiai administraciniai teisė. Šiaip vyriausias administracinis teismas mano, kad tas aiškinimas turi būti paliktas teismam, bet aišku, teismai vis tiek žiūri į teisinę doktriną, ta prasme mokslinę doktriną, ir tai yra galimybė, kodėl aš ir pasiryžau galbūt stoti tą doktorantūrą, kad
kad mes galėtume iš tikrųjų per mokslinę tą prizmę ištransliuoti, kas yra mūsų aplinkoje svarbu, kas šitoj sferoje, šitoj srityje yra svarbu, nes po to vis tiek teismai tuo pasiremia. Tai nėra taip, kad visai nėra į ką atsiremti, galvojant, čia viešas interesas ar ne, tai visi yra apibrėžta ir konstitucinio teismo ir visi kiti teismai naudojasi tą sąvoką, tai vienintelė, kurią galima rasti kaip sąvoką, kad viešuoju interesu laikoma tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenė. Tai yra tas pagrindas, į ką remiasi teismai ir sakykime, mes ir turim diskutuoti, kasgi yra reikšminga, reikalinga ir vertinga visuomeniai. Ir tiesiog dar vieną dalyką noriu pabrėžti, kad nežiūrint to, kad jeigu ir kažkas yra pripažinta viešuoju interesu, iš tikrųjų teismai yra daug išaiškinę ir teritorijų planavime yra pasakyta, kad racionalus teritorijų naudojimas yra viešasis interesas, autorių teisės yra pripažintos jau teismų praktikoje viešuoju interesu ir aišku, yra ten šeimos darbo bylos, žemės paėmimai ir labai daug dalykų jau yra patekę į tą vertinimo sferą ir pripažinta, bet nežiūrint to, kad tai būtų pripažinta, sakykime, viešuoju interesu, vis tiek neužtenka to jį apginti, vis tiek ginama yra, ta prasme, įsijungia ta gynyba tada, kai yra konkretaus teisės akto pažeidimas. Neužtenka pasakyti architektūrą, ar ten kokybės yra viešasis ir visi puola ginti, vis tiek jis bus ginamas tik tada, kai bus iš pradžių nustatytas kažkoks reikalavimas, po to jisai pažeistas. Ir dėl to mums tų rezoliucijų dažnai ir neužtenka, nes jos nenukeliauja iki kažkokių konkrečių teisės aktų įtvirtinimo. Ir dar vienas dalykas, iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie reikšmingą, reikalingą, vertingą visuomeniai, tai labai plati sąvoka, tai vis tik tai yra nurodyta, kad ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas yra viešasis, o būtent tas, kuris atspindi ir išreiškia pamatinės visuomenės vertybės, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos konstitucija. Tai jeigu mes norim atsakymo, kas yra viešasis interesas, mes pirmiausia turim gerai įsiskaityti konstituciją, ten pažiūrėti, kas yra laikoma vertinga visuomeniai, ką visuomenė sutarė saugoti, sutarė ko laikytis. Iš to išeinant mes galim kalbėti apie viešą interesą. Ir būtent, kad ta aplinkybė turi būti nustatyta, kad jeigu kažkoks yra pažeidimas ir kartu su to pažeidimu yra pažeidžiamos konstitucijoje įtvirtintos vertybės, tokiu atveju galima sakyti, kad pažeidžiamas viešas interesas. Tai natūraliai kyla noras pažiūrėti, kokios tos vertybės konstitucijoje, ką mes turim įsitvirtinę, patys balsavę už tą konstituciją. Ir tai aš tiesiog turiu surašiusi žmogaus teises, kurias įtvirtina konstitucija ir kurias mums visiems laiduoja valstybė ir panašiai. Tai iš jų tiesiog paryškinau ir matosi ir tos vertybės, kurios galėtų būti pagrindas pripažinimui viešo intereso. Galiu pasakyti, architektūros žodžio konstitucijoje nėra visiškai. Paprasme, nekalbama apie tai, kad žmogus turi teisę į kokybišką architektūrą ar kad tai yra visuomeniai svarbu, naudinga, tai mes tik tai galim išvedinėti iš to, kad yra įtvirtinta teisė į sveiką aplinką, architektūra akivaizdžiai turi įtaką tam, teisė į sveikatos apsaugą, kūrybos laisvę. Jeigu pažiūrėtumėte, tas, aišku, labai mažas tos raidelės, bet įsitikinimų laisvė su kuo siejama ir kūrybos laisvė ir žodžiu, gamtos ir kultūros vertybių apsauga, kas be ko yra tiesiogiai susijusi ir su architektūros sritim ir ypatingai svarbi šitoje vietoje, kurioje mes esame. Tai aš iš tikrųjų dar papildomai norėčiau pabrėžti, kad dažnai galvojame, kad sveikata tai yra ta būtent fizinė sveikata ir mes, kai kalbam apie teisės į kažkokį normavimą, tai visi supranta, kad fiziniai, cheminiai kažkokie dalykai neturi trikdyti sveikatos, bet noriu pabrėžti, kad sveikatos organizacija pasaulinė ir net mūsų pats sveikatos sistemos įstatymas įtvirtina, kad sveikata yra fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Jeigu mes kalbam apie žmogaus teisę į sveikatą, mes kalbam apie jo teisę ne tik į fizinę sveikatą, bet dvasinę ir socialinę. Tai akivaizdu, kad architektūra tą dvasinę ir socialinę gerovę, ne pagrindinė, kuri kuria ir leidžia įgyvendinti tas teises. To visiškai nesimato teismų praktikoje, jos iš vis beveik nėra architektūros srityje ir vienintelį, ką radau, tokia ryškesnė ir
esu minėjus, bet seminaruose teismas pasakė, kad ginčijo kaimynai gretimą pastatą, jų manimų tai buvo prastos architektūros, sakykime, atvejais, tai pasakė teismas, kad pareiškėjų norai, kad aplink būtų statomi jų skonį ir pageidavimus atitinkantis pastatai, yra suprantami ir logiški buitinė prasme, tačiau šių pareiškėjų interesų negarantuoja negina įstatymas. Tai kai mes sakom, kad architektūra yra menas ir jo visiškai reguliuoti nereikia ir tai turi būti visiškai palikta, tada mes prieinam prie to, kad mes apsiginti niekaip negalim, nes niekur nėra įtvirtinta to nei kaip vertybės, nei kaip reikalavimų kažkokių, nei panašiai. Aš nesakau, kad viską reikia sureguliuoti, bet čia yra pavyzdys, kaip teismai tiesiog priima architektūrą tik kaip estetinį tam tikrą papildinį, bet jo neturint įtakos visuomenės gerovei. Ir aš noriu atkreipdėmėsi, kad tai sąvoka, kurią aš jau sakiau, teismų vartojama, kad kas yra viešasis interesas, kad tai, kas reikalinga, vertinga visuomenė, yra žodis objektyviai. Mes vėlgi galim labai patys tikėti, kad viskas yra vertinga, ką mes darom ir panašiai, bet mes turim, norėdami, kad tai įgautų kažkokį pagreitį, turim galvoti apie objektyvumą. Ir objektyviai pagal žodyną, ar ne, tai yra objektyvus, yra egzistuojantis už sąmonės, nuo jos nepriklausomas, be išankstinio nusistatymo. Tai jau prasme, kad mūsų asmeninė nuomonė, mes tikrai ją dalinamės ir labai smagu ir jau jaučiam viens kito palaikymą ar panašiai, bet jeigu mes tik išeinam į išorę, neturint svarių argumentų, objektyvių tyrimų, dar kažką labai sunku įrodyti tą viešojo intereso egzistavimą šitoje srityje. Tai aš galvoju, kad tas mokslinis kelias yra vienas iš tų kelių, kur galima tas argumentus surinkti ir juos visuomeniai pateikti kažkokiam konkrečiam vienam dokumente. Tai iš tiesų man pavyko, aš visai nesikuklinu tuo pasidžiaugti, nes Teisės fakultetas, kada aš siūliausi parašyti magistro darbą iš architektūros srities reguliavimo, nesuprato visiškai, apie ką aš ten galiu rašyti. Po to darbo iš tiesų pamatė, kiek yra problemų mūsų srity, teisinių problemų ir buvo pasiūlyta tęsti tą daktaro disertacijų ir būtent tokią temą, kaip aš ir minėjau ir patvirtino, tai yra viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos architektūros srity. Tai aš tikiuosi, tikrai čia kalbu avansų, bet labai tikiuosi ir jūsų paramos tą darbą darant, nes iš tiesų tos architektų bendruomenės žinių ir informacijos ir pagalbos gali tikrai prisireikti. Tos problemos, kurios padėjo man įtikinti to būtinumu to darbo, tai yra 3 pirmieji punktai, kur aš čia surašau, yra būtent įrodyti tam mano magistriniam darbe. Tai kad yra tikrai mūsų statybos teisiniam reguliavime yra nepagristai didelis prioritetas teikiamas statytojo interesams ir aš tai pagrindžiau konkrečiom teisės aktų nuostatom. Taip pat yra, čia nevardinsiu dėl laiko stokos statybos įstatymų prieštaravimo konstitucijai. Taip pat nepakankamai yra architektūrinė veikla, nesakau, kad kontroliuojama, bet prasme tie sprendiniai iš tikrųjų palikta architektui daug kas spręsti, architektas vėlgi tampa priklausomas nuo statytojo, kuris finansuoja jo darbą ir visuomenė gauna ne tą rezultatą, kurio tikėtųsi. Taip pat labai teisininkams svarbus niuansas yra specifinis gynimo būdas viešo intereso, nes ir dabar galėtų prokuroras kreiptis į teismą dėl kažkokio viešo intereso pažeidimo, kada mes kalbam apie blogą architektūrą, leisiu savo minėti tokį žodį dabar nesigilindama. Bet prokuroras pirmiausia turi nustatyti tą pažeidimą, jisai visiškai nėra specialistas, jam bet kuris pastatas gali pasirodyti gražus, negražus, jisai pats to nepadarys ir reikia ekspertinės institucijos ar kažkokias galėtų iškeltas problemas, turiu omeny oficialiai, ne tik tai pasakyti, bet ir turėti galią tą padaryti ir ginti tą viešą interesą. Architektūros vertės ištyrimo lygis irgi pakankamai nedidelis ir man buvo įdomu surasti Olandijos vienos prieš porą metų apgintą irgi daktaro disertaciją architektūros srity. Tai jinai paminėjo taip pat, kad visam pasaulyje tas ištyrimo lygis labai nedidelis ir iš tiesų aš manau, kad mes tą galim padaryti, kad ir būdami čia Lietuvoje, kad pagilinti
pasitelkiau netgi komisijai, kuri svarstė mano tą mokslinį projektą, pasitelkiau netgi tą gerai žinomą Maslow poreikių piramidę, žmogaus poreikių ir mano įsitikinimų, nežinau, ar jūs man pritarsit, bet mes dažnai visas reguliavimas telkiasi ties fiziologiniais, saugumo poreikiais, bet jeigu mes kalbam apie šiek tiek aukštesnius toj piramidėje stovinčius poreikius, socialinius, pagarbos, pripažinimo, saviraiškos, laikoma, kad tai visiškai visuomeniai nėra svarbu. Svarbiausia, kad namas nenugriūtų, kad jį būtų galima užsirakinti, užsibarikaduoti ir viskas. Kaip jisai veikia visuomenė, kaip jis telkia ją ar skaido, ar jisai kūrė kokią psichologinę aplinką ir taip toliau, į tai mūsų reguliavime nėra atsižvelgiama. Čia tiesiog trumpa tokia schema, tai kaip tas mano darbas turėtų atrodyti. Tai aišku, kad teisės bus daugiau, nes tai yra toks fakultetas, kitaip mane iš ten iškrapštytų, bet didelę dalį tikrai tikiuosi gauti iš architektūros mokslo. Būtent tam vertės nustatyti.